Nu labas, draugai. Pirmadienis, nežinau kiek čia tų valandų, jau 11-12 nakties darbojos savo garažėlyje ir gimė viena mintis. Nudažiau lentas, paruošiau rytoj ryte į mašiną ir išvažiuoju į objektą. Bet man bedažant lentas gimė viena tokia idėja. Ir dabar aš su jumis pasidalinsiu ją apie tvoras. Eiliniai rombai, gan populiarūs tie rombai. Atrodo taip. Bet man gimė viena mintis. Aišku, daug darbo. Čia nekreipkite dėmesį, kad nusibraižė, nes paėmiau bele kokią šukę iš metalų, iš likučių ir bandžiau išlenkti. Tai man iš tikrųjų pavyko, bet dar reikėtų padirbėti ties laipsniais, kampais ir išdirbti tą rombą į S formą. Ką aš turiu omeny? Tai rombas atrodo štai taip. Ir šitoks rombas tvoralentė įsigauna dar daugiau tvirtumo, nes tvirtumo taškų mes turim, nežinau, daug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Žodžiu, standumo briaunumas suformuojam labai daug. Tvirtinimą esu apmastęs arba į U profilį, lenkti U profilį iš dvigubos skardos ir iškirpti šitą vietą ir susimautų be jokių kniedžių, arba tvirtinimas būtų į eilinį U formos profilį ir tvirtinamas tiesiog su kniedė čia ir čia. Dvi kniedės. Tokia mano idėja gimė šiandien, aš ją įgyvendinau, išlenkt pavyko, iš tikrųjų šitos staklės gal šiek tiek peilis ne taip stovi, bet jeigu pradinius lenkimus pradėtumėm lenkti gerai apgalvoję, manau, išeitų sulankstyti. Tik tiek, kad dasideda dar papildomi 6 lenkimai. Kaip eilinis rombas lenkėsi su 4 lenkimais, tai čia dar papildomi 6 lenkimai dasideda. Tai iš viso vieną tokį rombą pagamint išeitų 10 lenkimų. Na aišku, jis dar į kainą nežiūrėjau, tiesiog spekuliuoju savo mintim ir savo idėją. Kaip jūs, draugai, galvojat? Ar šitoks rombas, aišku, dabar jis yra apibraižytas, nutaužytas, ar visgi prie standartinio rombo, kuris atrodo štai tai, ar visgi šitas rombas gražiau. Aišku, jo matmenis dabar yra šitas platesnis, automatiškai tvoralenčių mažiau reikia į aukštį, šitas yra siauresnis, nes turi laipsnius, tai jis automatiškai susiaurėja, tai automatiškai į vieną tvoros tarpą dasidėtų dar viena tvoralentė. Ir kainos atžvilgiu, būtų brangesnis tvora. Kainos nedėliojau, nežiūrėjau, tiesiog gimė mintis ir galvoju, tą mintį išbandyti. Tai ką, draugai, šiandien tiek. O mes susitiksim objekte. Ir be to, parašykit komentaruose apie šitą rombą. Kaip jūs galvojat? Ar kuris variantas jums arčiau širdies? Šitas ar standartinis rombo gaminys? Ir kokią asmeniškai jūs tvorą norėtumėt užtverti? Ar būtent šitokį? Ar su standartiniu. Nežiūrinti kainą, nes kainos tikrai nepasakysiu, nes neskaičiavau, kiek kainuotų šitą rombą sulankstyti. O šitas tai jau viskas aišku visiems. Tai ką, draugai, spaudžiam nykstukus čia viršų, čia mano tokia idėja, naktinė
kurią, bandžiau įgyvendinti. Iš dalies 80% pavyko, tiesiog reikia padirbėti su laipsniais ir su lenkimo kampais. Tai ką, iki sekančio, draugai. Spaudžiam mygtukus į viršų ir pasimatome objekte.